minutę pradedame savo kruizo kelionę, tai sykė atvykę į kruizo vlogą. Subelenkia daiktų. Va, surenka mūsų lagaminus čia visus, užklijuoja, su mažiukais lieki ir nežinau, kas toliau vyks, pafilmuosime. Ramiai praeita, einame į kruizą. Jums tipsų duosim vėliau, kai įeisim į vidų. Žiauriai ramiai, žiauriai gerai, žiauriai smagu. Tai jau dabar jums bus kontento, žinokite, draugai. Hai. Va tai va čia. Tai va įėjus iš karto. Karnavalas. Einame į savo kambarį, 14 dekas. Turi būti numeriukai, bet tie maži surašyti projektuko. O Dieve, kiek lagaminų. Bet tai kaip jie čia greit dirba jau ir mūsų gal dar nebus. Kambarys mokė, man bus jau lagaminai. Čia vai paimai. Ir noriu paimtais, valgyti, gerti. Aparatūras. Tualetas, žodžiu, va toksai. Mažai vietos, nu bet tai nėra ko tikėtis. Man kaip čia darytis gerai bus. Žiauriai fainai. Ir tada turime lovą, spintos, telikas, sofa, kur miegos nauris surasba. Dar vienas veidrodis. Ir turime mes tokį balkonėlį turim. Bet balkonėlis į vidų, žodžiu, ne į jūrą. Nu nieko. Va. Eisime eksplorint laivą. Fainai. Einam pasidaryti safety kažkokį ten čeką. Ir eisime gal kažko pavalgyti, kažko. Dar internetą reikia pasižiūrėti. Internetą reikia sakyti, žinokit, internetą žmogui, jeigu iš anksto nesibukini, 230. O mes praleidom. Nes būtų buvę kiek? Ne, būtų buvę 170, man rodos. Žmogui už savaitę laiko. Jo. Bet gavos taip, kad galvojau, nu gerai, porą dienų prieš pasidarysim ir sen, tai vakar pažiūrėjau. Nebėra. Viskas užlokinta, nebegalima dieną. Ir dabar gali pirkti kurs 230. Reik pasidaryti čekiną dėl saugumo, o vaku įeina. Turim kazino. Nelegalu yra, mums reikia tvarkyti reikalus, o jie va. Boys being boys. Išrapštyti iš kazino, einam darytis saugumo patikrą ir eisim ieškoti ką pavalgyti. Pasidarėm safety check, labai easy, nuėjom tenai, aiškino ką daryti, jeigu būtų emergency. Ir einame valgyti ieškoti kur. Ne, tai nusiplauni rankas ir tik tada eini. Žinokite, kiek tik nori. Desertai, grilius, krevetės visokios. Čia turim visokius tokius. Šalti patiekalai, gėrimai, sriubos. Nu žodžiu, belinkiek aplinkui eini ir valgai kiek nori. Žinokit, grįšiu stora. Žiauriai stora. Nemelis jautiena. Kaip šitas vadinasi? Čia kaip seafood platter su ryžiais. Ir biškai kitaip. Čia kažkaip kitaip vadinasi. Nu ten buvo pirštė, nu žodžiu, tada krevetės ir čia barbecue chicken. Žodžiu, aš pasiėmiau žuvytę kažkokią, krevetės, steikiuką ir kažkokių garnyrų ir salotą aš dar įsidėjau. Ir čia va, nauris su rasburgį pasiėmėm. Norėsim dar gerti pasimti, Emilis čia tokį gavo. Čia saudą gali įsipilti. Vaizdas toks, dar neišplaukėm, turėtume už 15 minučių pajudėti, jeigu visi pasidarys self-checkiną. Pasiėmiau kavos, obaliuką į kambarį. Nu ką, žinokite, mes susisėsime. Outfit check, varame. Jie pasina. Nueik toliau. Mano filmuotojas, žinokite, apgirtas jau. Tai vat, einam prie masiliuko, dar saulytė kol šviečia. Aš savo, žinokit, reporterį naują ieškosiu. Žengiame į kurortą, kaip sakoma. Iškart muzikytė. Toks vaibukas. Baseiniukai, kaip priklaus. Žiauriai fainai. Čiuožyklos. Turas jums, žinokit, po kruizą. Ten krepšį gali žaisti.
mūsų draugai, kurie negalėjo palaukti. Tai va, žinokit, tokie vaizdu, rankšluostukai. Va tokie, žinokite. Šonkauliukai. Sarano funtus, suriukas. Oho. Griliai 4 daržovės. Nu, vau. Ir žinokite, esame papirmos savo vakarienės Krojice. Mūsų įžvalgos, kad labai skanu yra. Ką dar galėtum pasidalinti? Nu, labai kol kas skanus maistas. Daug pasirinkimo, visko, ko nori, nežinau. Ką tik sugalvosite. Pramogų irgi turbūt jeigu. Pavyzdžiui, mes neėmėm alkoholio package, nes turi alkoholio package visa Kojutė. Pas mus buvo kas nenorėjo, tai mes negalėjom pasiimti su Emiliu. Tai mes pasiėmėm tik refreshers package, tai ten neina. Nu, Emilis soda pasiėmė, aš pasiėmė refreshers, tai šiek tiek daugiau kainuoja. Ir tenai eina visokie tokie nealkoholiniai kokteiliai, tenai visokios šviežiais pastas sultis, smūčiai, va tokie dalykai. Kavos. Šiek tiek brangiau. Mano 70 gal per dieną, tipo per savaitę. Lukas kiek? Gal 250. Šiek tiek brangiau. Nu, bet, tipo, tikrai apsimoka, nes žinokit, pavyzdžiui, šiandien jau dabar išgėriau 3 kokteilius nealkoholinius, 2 prie baseino. Ir dabar vakarienės metu, manau, dar tikrai išgerius kokį vieną ir jau kavą ėmiau. Tai čia pusinė dar diena tik tai buvo pas mus, tai jeigu taip norėtų. Jo. Man kavos galėsi paimti. Jo, tai šiaip tikrai apsimoka, labai verta pasimti yra. Žinokite, niekur aš nerandu. Sakė, that 6. Tai važiuoju 6 aukštą. Žiūriu aukštumus. Jėmė pusryčių. Belinkiek daug pasirinkimo. Žiūriai skaniai viskas atrodo. Įdomu, kitoj pusėje dar nėra. Vaisiai. Aš tikiu vilčių. Mes tokie biški blininiai. O Emilis va toks. Eina stambiai. Nusipirkau dieną internetą, papusryčiavau, einu kambarį, nusimaudyti ir varysiu prie baseino degintis, tai šiandien visą dieną jūrai. Labai skanus pusryčiai buvo, žodžiu, bet aš žinau, kai grįšiu plus 10 kg, čia bėgiok nebėgavęs, man atrodo. Tvarkė mums, pažiūrėkit, kaip cute padarė ant lovos tokį drambliuką, suskleidė sofą. Žodžiu, aš buvau džime. Pavalgyt. Mums viskas sutvarkė, pakeitė rankšluosčius. Žodžiu, kvepės ir žiauriai fainai. Nu, čia tai jau mūsų toks bardakėlis biškai reikia susitvarkyti. Bet jo. Sėvom pilna diena jūrai. Tai eisim į baseiną, eisim degintis, eisim tiesiog mėgautis. Ir jo, aš dabar eisiu dušą. Strysiu savo skincare routine, žodžiu, viską. Ir pasimsiu prie baseino knygą paskaityti, žodžiu. Life is life. Varom degintis, pasim kažko gal iškasti. Tai va, atrodo vaizdas. Čia yra laipiojimo siena, jeigu nori gali laipiot. Labai fainai, čia stalo kažkoks futbolas, nesuprasiu. Pažiūrėkite mūsų pramogas, čiuožyklų belė kiek. Tik tiek, kad labai ilgai reikia laukti, kad jas nueiti. Mes einame prie kito baseino, čia tik mažiukai tokie, negilus. Čia kokteilis daro ledų. Žiauriai fainas baseinas yra. Ir aš norėčiau čia būti, bet sakė, čia belenkiek vaikų. O čia jis toks gilus tas baseinas, bet tokia mėsumame čia. Tai eisime ten, kur tik tai saugusiam zoną.
Nes šitų pabiručių va, džakuzi tiesiog nardo jie. Nu, žodžiu. Kodėl padaryta suaugusių zona? Kodėl buvo padaryta tik vaikų zona ir vaikai niekur kitur negali eiti? Einam kasadėlį. Čia meksikietiškas baras. Pasiėmėm kasadėlį. Vaisių, visokių takos yra. Žiauriai fainai. Kita, ėjom ant čiuožyklos. Bet aš kažkurios iš tų čiuožyklų. Ir aš žiauriai bijojau, papasakok tu. Tiesiog palikai mane vieną žodį. Aš ten pradėjau, aš vos nevisarkau, man tai baisu buvo, nes ten su tokiais kilimėliais, taip atsigulį į priekį ir čiuoži. Ir aš žiauriai bijojau. Žodžiu, Emilis sako, čiuošiu ir aš neiščiuožiu. Bet paskui po Emilio nučiuožiau jo čiuožyklą, nes mano buvo labai tamsi ir aš bijojau ją čiuožti. Ten tokias padės. Visi vaikai iš manęs juokės, nes ten vaikai gal 5-mečiai turbūt eina. Ir visi iš manęs juokės vaikai. Ir aš kaip nučiuožiau kažkoks berniukas, man sako, it's good. Sako, ne, čia nebaisu. Tai žodžiu, žiauriai juokinga buvo, bet žiauriai patiko tai su darbu. Daug kaip kokybėnis rankos mano užimtas. Bet noriu pafilmuoti va šitie namukai. Kad šitą namuką tu įsinamotum dienai. Apie 1000 dienai. Kad tu tam namukį pagulėtum, nu žodžiu, crazy, žinokit. Dar va vaizdas iš kruizo, varome dabar pavalgyti. Varom su maudymais, kad paskui vėl grįžim. Žiauriai smagu, žiauriai šilta, 30 šilumos, man atrodo. Žinokit, wow, čia valgau kažkokią jautieną su noodles. Visas springrolsus pasiėmėm sausiniukų. Čia vadinasi šitą stotelę Aquadome. Ir žodžiu, pasiėmė valgyti ir tada nereikia eiti į tą normalų restoraną. Kur einam? Plikiai, lobsteriai. Striptizo šokėjai būti. Nu, oh my god help me. Kokį dėsi, Ne, čia žinai, ko galėsi. Nehu, kur tiesiog... Nori padaryk dabar. Nepavykę kadrai kažkas tokio. Nu, oh my god. Kodėl žemyn? Nes žemyn leik. O kodėl žemyn einat? Jo, tai rasbuk žlūdžios. Jis pastovi. Einame į baseiną palydėt saulės. Naktinis kruizas. Ėjom palydėt saulės. Tai va pasižiūrėkite, kur mūsų saulė. Kur saulė? Spėkit per kalnę, pamatėm saulės. Spėkite. Kaip man fainai, žinokit, čia buvo svogūnų sriuba, mėsytė. Trečia diena ar kelinta, jau žinokit, net nežinau, mano filmavimas tai va toks. Bet man atrodo, trečia diena kneščia. Žinokit, man nebuvo užsuta. Hai. Bet tai aš manau labai ilgai, bet dabar varau prie baseino. Emilis Mauriu irgi, man atrodo, varosi prie baseino, o Rasba varo sportuoti. Atėjome pasimti ledų. Ko lauki? Ledu. Mauris tiesiog nuėjo pas didžėjų, paklausti, kokią dainą groja. Va Mauris ir didžėjus. Va tai va, liudukai guli. Pažiūrėkite į juos. Jaučiuos kaip su vaikais kelionėje, žinokit. Tai žaidėme tinklinį. Laimėjom vieną kartą ir ant galo pralaimėjom, tai dabar finalinis. Pažaidėme tinklinį, pažaidėme stalo tenisą. Pasiėmė smučio.
Nah, that's it for me. Yes, thank you very much. Niam, 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 ir dabar atsigerti. Oi, pirštas buvo mano. Nu, nieko. Okay, wow. Arcade. Wow. Pirmą kartą, kelinta diena, trečia. Ir atėjome tik dabar čia. Čia tokia labiau vaikų zona. Atvedžiau savo vaikus į čia, tik dabar jau viskas uždaryta. Ten kažkokia kavinukė yra. Tada yra čia irgi stationas, kur duoda valgyti čiūrus visokius, usainius, tenai burgeriukus ir panašiai. Bet jau uždaryta, aš taip čiūros norėčiau. Tada ten ledus duoda šitam, bet irgi uždaryta. Tada čia jau parduotuvėje šitą mokamą. Tada yra arcade'as, kur dabar yra mano vaikai. Čia irgi gali pavalgyti ateiti. Pažiūrėkit, kaip atrodo arti vandens mes esame. Kaip baisu. Va tokia tamsa aklina. Čia dar nebuvome mes. Centrinis parkas vadinasi. Centrinis parkas Laive. Labai gražu. Pažiūrėkit, wow. Nu, wow, ne? Man tai žiauriai kita, kad tai laivas. Tiesiog vaikštai kaip kokia tiesiog atėjo vakarinės. Sveiki visi, šiandien diena ketvirta. Diena, kur eisi. Varome į salą, kaip vadina salą? Saint Martin. Varysime į ekskursiją, žiauriai fainas, su arkliukais. Laukiam, žinokit, jaučiuos kaip Asijos ekskursijai. Laukiam instrukcijų, parodyk Kamilę. 12. Kaip per Squid Game. Nori milo. Не покажу, как шесть очень лево. Mes neprofesionalai, kaip norim tokių kokybė ir yra. Kur esame? Jau esame šeima. Išlipame, žodžiu, visus į grupelę suskirstę, kas į kokią ekskursiją eina. Žiūrėkite, koks vėjas, bet va. Laivas, štai taip atrodo. Prašėme, sėdi mano meilė čia, va toksai grožisi. Ir važiuojam pas arkliukus. Pas Emilį ateina Džordžas. Kiauliukas, pažiūrėkit, koks storas. Eik tu savo. Nebaisu? Bet toks storulis. Žiūrėkit, toks va Džordžas. Aš tai bijau. Emilė. Man. Tu, bet tai koks šiaudukas toks. Emilė neturėtų šitą pabarzdomą. Turėsama. Kažkaip atsitraukti. Man čia plaukai biški. O tokia va mergužėlė. Varysim į jatį, žiūrėkikas. Check. What is this sexy man? Sexy lady. Op, 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 op. Sexy lady. O man gal kėdus reikia užsidėti? Ai, Ai, aš irgi starkim. Tai per vandenį, tai iškėdu, tai šlaps. Josi. Nors dėsi kinukas tokia būsi. Oho. Ai, kaip juokinga. Parodyk, mes čia paskui žinokime vandenybės mūsų sarkliukais. Jo. Ten Juganą mačiau labai didelę, bet nežinau, kur mėna. Gražuolikė. Žinokit. Nežinau. Žinokit, varom pas arklius. Bet ten arkliukai yra. O tenai. Patys turėsim galbūt. Patys josim. O tiek, aš atrodo juokingai.
žinokit, mes patys josim ten aiškina, kaip ten sustabdyti, kaip ten pagreitinti. Aš ten tiesiog eisiu ant arklio sėdėsiu, jeigu jis mane kažkur nuves kitur, tai nuves. Jau aš tai. Dar viena iguana. Čia pelė kiek jau? Žiūrėk, paukštis. Dar viena iguana. Sako. Dar viena. Nu gerai, Emilis sako, jeigu jis valgys, pakelkite, jeigu tą darys, padarykit tą. Eik, to aš ant arklio, kaip atsisėsiu, tai kaip aš jos ant jo, taip jos. Pažiūrėkit, eik, tai savo, kiek arklių. Geras. Nu, arkliuką gal. Aš nebijau, aš bijau, kad jis mane, kaip nubėgsime. Jis tave vedžios, ne tu jį. Nu, tikrai taip. Čia mano arklą, pažiūrėkit. Raitelis. Luka jau ant arkliuko. Čia jeigu bėgti reikėtų. Oi, Luka, raitelė. Bijai? Ne? Liuko toks atsėdė. Labai fainas. Piero, palauk, koks vardas? Jo, mano Piero. Tavo? Mano Kiko. Kaukanot, žiūri skanu. Šiaip kainos dar žiūri normalas čia. Esu nustebusi. Dar jo, tai tikrai nėra labai gerai. Kaip skanu. Njom. Tokia vat, pakeiti šukoseną į eterį išlindau. Eik, kaip gražiai dar tos kriuklytės, taip. Tokia, sakyčiau, diva. Emilis nusidėrėjo, už kiek norėjo mums sakyti? 80. Jis norėjo už 80 supin man Emilis neleido, tai iki kiam nusidėrėjom, iš kiam supinėm $3, taip supalikom. Žiūri laiminga, nežiūri, norėjau kasyčių. Paplūdimiukas, žinokite, žiūri, fainai. Pasiėmėm gultus, vandenukas, kruizas. Pakasytėm, viskas kaip priklauso. Late George. Version is like RV camping sites. Šitas žiauriai skanus Klausai čia. Hazelnut. You got to enjoy the summer. Ir pės visą. It was amazing, yeah. Kokonut irgi geras, žinok, seniai. Have you been in the United States? Have you been in the United States? I'm from Tennessee. From Tennessee. And you live here now? I live here now. For how many years? Rodome. Žinokite, be mūsų išplauks laivas, man atrodo. Kur aš baigsiu? Ta prasme, 5 minutės į laivas išplaukė. Emilis nubėgo. Į kojas. Eilinį kartą pabijojo. Bet tai gerai, jūs užims vietas. Švinkelius darom. Ai, tai dar 15 minutų, tai ko mes čia suko? Man atrodo, jis galvoja, kad 15 po išplaukė. Žinokite, žiūrėkit, jokių žmonių, visi laive. Mojuoja. Running! Na, gal išvengi ir mūsų visi. Žodžiu, žinokit, visi žmonės sulipę. Mes vos nelikom Karibose. Uras bažvisdingės buvo. Žinokit, 5. Prasinešim vėl alkoholio. Kuris nešia valko. Ir žinokit, mes buvo 5 minutės likusios. Ir viskas būtų buvę mum. Koks?
Raidė, Emilė. Žodžiu, žinokit, žiaurum. Ir tokia gėda buvo, visi kapitonai, visi laukia tiesiog mūsų. Vlogui filmuoju. Esame St. Thomas saloje. Labai gražu. Vanduo, kokias geras, 30 laipsnių šilumos. Matėm vežlius. Žinokit, pasaka. Visiškai. Ką darai? Maudaisi? Ką čia turi, lelė? Bučkis. Ate, pamojuok lelę. Šaunuolė. Žinokite, matėm vežliukus kinartai, žiauriai fainai, tai mažiukai. Oi, virš iškyros, mažiukus. Tai žiauriai fainai. Žiauriai fainai. Neišlipam iš vandens, žiauriai šilta. Kai žinokite, paliekame šitą salytą dabar. Varame į taksą. Tai grįžti į kruizą. Atrodo tokia kaip daktaras Dolitlus. Bet mano jau nukasyčių galą biškį dega. Tai užsidėjau kepurę. Ir varame, žinokit. Žiauriai liūna, man čia žiauriai patinka. Man patinka smėlis ir vandenukas. Labai smagu. Liko dabar jau tik Bahamai. Mes paliekame St. Thomas. Labai patiko. Labai gražu buvo. Ir mes esame restoranėlyje. Vau, kaip gražu. Raigės. Raigė? Jo, tipo. O ką tu pasiėmė rasba? Irgi, tą patį. Ai. Skanaus publika. Varame į Bahamas. Gal bus labai gražu. We are ready for the Bahamas. Ką gerite vandenį? Oho. Pasakyk. Gerai, nufilmuot? Gerai. Pamatysi mano gerus servus. Gerai, mano buvo žiauriai lievi, žinok. Emilė. Žaidžia Naurenzijos su Rasba finale. Žinokite, filmuoju, nesakė pafilmuot. O, va. Filmavai kaip tenisą žaidžiam? Sako, man Auris pafilmuok. Sako, mes finale. O, nu va, prašom. Kaip fainai. Girls time. Our last day on the cruise. Žinokit, kaip liūdna patapo jau man. Galvojau viskas, pavargau, jau noriu namo, bet ne, nenoriu. Kaip galima bus nebebūti saulėje ir vandenyje ir rudai.
my god. Pasakykite ate.